Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas Jaunimo naujienos. Tai praėjusias laidas mes darėme nuotoliniu būdu, o per taip vadinamąją pandemiją ir taip turėjom labai daug nuotolių, tai nusprendėme susitikti gyvai. Ir šiandien pakalbinsiu naujai suburtos koalicijos pirmiausia Lietuva lyderį, Seimo narį Mindaugą Puidoką. Labas, Mindaugai. Sveiki. Šiuo metu yra tikrai neeiliniai įvykiai. Visai neseniai atsistatydino krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Ir prieš užtrenkdamas duris jis pasakė labai skandalingą frazę. Taip, man teko užtrenkti duris kompanijoms, kurios mėgino neteisėtų atlygių siūlymų papirkinėti krašto apsaugos darbuotojus, bet jos rado atviras duris Seime, o krašto apsaugos ministerija iškart gavo politikų pasiūlymus ir laiškus daugiau kalbėtis. Su kai kuriais ypač grubaus kišimusi į viešuosius pirkimus atvejais teko supažindinti ir STT, o kai kuriuos konkursus dėl užkeltų kainų tiesiog nutraukti. Visą šią antikorupcinę veiklą premjerė palaikė, teigė Arvydas Anušauskas. Taip, kaip vertinti visą šią situaciją? Tikrai labai keista ir skandalinga istorija, nes tarsi gaunasi, kad Arvydas Anušauskas turėjo premjerės palaikymą ateidamas į krašto apsaugos ministeriją, kaip pats jis teigia, turėdamas specialią antikorupcinę darbotvarkę ir siekdamas daryti viską, kad pirkimai krašto apsaugos sistemoje būtų maksimaliai skaidrus. Ir jeigu premjerei visa ta veikla tiko, tai kodėl staiga premjerė nutarė išreikšti nepasitikėjimą krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku ir taip skubiai pareikalavo jam palikti krašto apsaugos ministro postą. Tai mes matom ir tam tikrus naujus faktus, kurie išplaukia šiomis dienomis. Tai iš tiesų Arvydas Anušauskas STT apskundė kitą Seimo narį, Raimundą Lopatą, liberalą, dėl vienos iš Lietuvos gynybos pramonės įmonių protegavimo ir specialiųjų tyrimų tarnyba šeštadienį pranešė, kad vertina iš krašto apsaugos ministerijos gautą informaciją apie šio Seimo nario dėmesį gynybos pirkimams. Ir besitraukiantis ministras Anušauskas sako, kad kišimasis į viešųjų pirkimų procesą jam pasirodė įtartinas. O pats Lopata paviešino laišką ministrui, kuriame reiškiama parama antidronus gaminančiai Lietuvos įmonei ir kritikuojami jos konkurentai. Ir jis teigia, kad tik rūpinęsis pagalba Ukrainai ir pats iškėlė klausimų dėl galimo kitų politikų kišimosi. Tai kaip matom, tokia situacija yra labai tokia dviprasmiška, keista ir paprastam žmogui sunkiai suprantama. Ir jo labiau mes vėlgi matom, kad žurnalistų paklaustas Anušauskas, kodėl jam to kito Seimo nario veikla pasirodė įtartina, jis atsakė, kad bet koks kišimasis į jau vykstančių viešųjų pirkimų procesą, nedeklaravus lobistinio poveikio ar susitikimų, ar susirašinėjimo su kitokia pirkimų baigtimi suinteresuotų verslų yra įtartinas dalykas. Tai akivaizdu, kad šioje situacijoje mes matom, kad tam tikri skirtingi tokie konservatorių ir bendrai turbūt, dabar valstybę valdančių koalicijos politikų, interesai ir požiūriai, kaip tai reikėtų daryti, susidūrė. Ir kad tas vyksta ne taip, kaip būtų naudinga Lietuvai ir jos žmonėms, kad kažkas tikrai vyksta nelabai skaidriai. Ir Seimo koridoriuose pusę lūpų yra kalbama, kad tai yra didelis konfliktas ir susidūrimas tarp konservatorių vadinamo senojo sparno, tai yra tų žmonių kaip Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, kuri išlaikė labai didelę įtaką krašto apsaugos ministerijai iki pat dabar. Ir kad yra vienas konservatorių sparnas, tas senasis, senoji gvardija vadinama, ir naujasis sparnas kartu su Ingrida Šimonyte, su Laurynu Kasčiūnu, kuris dabar ateina, kaip mes visi matome iš Anušausko ir spaudoje pranešimų į krašto apsaugos ministrus, nes vadinamoji rokiruotė, tai yra ta rokiruotė, kad Laurynas Kasčiūnas, būdamas nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku, ateina į krašto apsaugos ministrus.
Tai jo pavardės neįvardindamas Arvydas Anušauskas apie tai jau pasakė iš karto kreipdamasis į visuomenę po savo apsilankimo pas prezidentą Gitaną Nausėdą. Ir mes matom situaciją, kad Anušauskas dabar, kadangi jis yra ir Seimo narys, kaip aš jau minėjau, jisai tampa vietoj Lauryno Kasčiūno nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku. Tai toks staigus pasikeitimas, likus taip nedaug laiko iki rinkimų, tikrai kelia labai tokių, sakykime, didelių ir pagrįstų abejonių. Ir matant tai, kad tas, sakykime, naujasis tas sparnas, reiškia, su Ingrida Šimonyte, su Laurynu Kasčiūnu, Gabrielium Landsbergiu ir kitais, akivaizdu, kad, taip, sakykime, Seimo tose koridoriuose yra kalbama, kad, reiškia, kad turi labai aiškių, sakykime, sąsajų visame šitame veikime su tuo vadinamuoju valstybininkų klanu, kadangi taip bent tie Seimo nariai patyrę šneka, kad Raimundas Lopata yra būtent to valstybininkų klano, sakykime, reiškia, kaip sakyt, atstovas Seime. Ir akivaizdu, kad ta jo įtaka, kuri buvo paviešinta Arvydo Anušausko, tai yra ta tarpusavio kova, reiškia, kuri išėjo į viešumą. Nes tai jau, reiškia, sakykime, yra toksai, kabutėse, kaip sakant, kapojimasis viešumoje dėl įtakos. Ir tikėtina, kad ne dėl bet kokios įtakos, bet dėl įtakos, kaip ir kokie ginklai bus perkami Lietuvai, iš kokių gynybos pramonės įmonių. Ir tada, toksai kaip ir pagrįstas klausimas kyla, kad jeigu Arvydas Anušauskas iš tiesų buvo palaikomas premjerės ir jeigu jisai stengiasi, kad tie pirkimai būtų skaidrus, tai kaip čia dabar taip atsitiko, kad staiga premjeriai jo darbas pradėjo likus pusmečiui iki rinkimų nebetikti ir jis iš jo buvo pareikalauta ir atsistatydinti, nes kaip jisai pats pradžioje sakė savo pasisakymę, jis nematė kaip ir prasmės, kodėl jam reikėtų atsistatydinti. Bet kadangi negali tęsti darbo neturėdamas premjerės palaikymo, tokioj svarbioj, reiškia, ir Lietuvai jautrioje srityje kaip krašto apsauga, atsakinga už mūsų visos valstybės gynybą, tai jisai vis tik tai nutarė primiktinai premjeriai pareikalavus atsistatydinti. Tai turėtume ieškoti tų giluminių priežasčių ir iš tiesų gynybai Lietuvoje yra skiriamos milžiniškos lėšos ir tie skandalai, kurie išlenda į paviršių, yra tikrai, ne vienetinis reiškinys. Turbūt prisimenat, Kęstutį, ir visi mūsų žiūrovai prisimena visą auksinių šaukštų skandalą, kuriame figuravo socialdemokratai tuometiniai ir Oleką. Taip pat, reiškia, prisimenam, reiškia, 19 metus, kur buvo, reiškia, skandalai dėl vadinamų auksinių kareivinių, kur statybos tose projektuose paprastiems tiesiog tų kareivinių pastatams kvadratinio metro statymo kaina buvo daug sykių didesnė negu įprastų analogiškų statinių Vilniuje, netgi sostinės atveju. Tai iš tikrųjų, reiškia, kyla klausimas ir man dažnai tenka bendrauti su karininkais įvairaus rango Lietuvos krašto apsaugos sistemoje dirbančiais žmonėmis, kareiviais, ir jie visi klausia, kaip taip yra, kad yra skiriamos tokios didžiulės lėšos Lietuvoje gynybai, bet jie neturi visų būtiniausių dalykų, kurių reikėtų jiems krašto gynybai. Ir kaip taip yra, kad vėlgi, reiškia, tas dėmesys žmogui arba personalui yra, reiškia, ant tiek nepakankamas, kad dalis mūsų labai kompetitingų specialistų, tokių kaip tie patys aviacijos karininkai ir specialistai, kurie gali pilotuoti įvairias priemonės, sakykime, nuo sraigtasparnio, reiškia, iki lėktuvo, kad turi, reiškia, įsidarbinti Lenkijos krašto apsaugos sistemoje, o nebūti, reiškia, paklausus ir reikalingi Lietuvoje, nes tiesiog jiems nėra mokamas padorus atlygis, kad jie galėtų, reiškia, tarnauti savo gimtosios šalies karinėse pajėgose. Taip kad problemos yra tikrai giluminės ir aš nežinau, kaip ir pačiam šiuo atveju, kaip jaunam žmogui ir teisininkui atrodo, kas yra negerai šitoj situacijoje mūsų valstybėje, kad tiek daug metų
jau tos problemos nuolat kyla su neskaidriu lėšų panaudojimu krašto apsaugos sistemoje. Bet iki dabar daug dalykų yra tiesiog slepiama nuo visuomenės ir kai kurie sprendimai, tokie, sakykime, pirkinių, yra tiesiog sunkiai suvokiami, atsižvelgiant į 21 amžiaus poreikius moderniai valstybės gynybai. Na, iš tiesų, matau, kad tai yra tikrai didelė opi problema ir ta problema vis dažniau ir dažniau iškyla į viešumą. Ir iš tiesų labai įdomu, dar pats neseniai padariau laidą apie tai, kad Arvydas Anušauskas pasakė, kad siūsime karius į Ukrainą mokymo tikslais. Tai dabar praeina kažkiek laiko ir jis jau atsistatydina. Ir ar ši situacija nėra susijusi ir apskritai kaip tokie pasikeitimai gali įtakoti tokius svarbius sprendimus, o galbūt jie todėl ir nutiko dėl tokių pasisakymų, ar ne, gal kažkas nepavyko ir panašiai, tai gal ši situacija yra susijusi? Na, iš tiesų labai greitai vienas įvykis sekė kitą įvykį ir teisingas pastebėjimas, Lietuva kaip valstybė įvairių savo aukštų politikų lūpomis prabilo apie tai, kad reiktų siųsti karius į Ukrainą. Ir kas yra baisiausia, kad viešojoje erdvėje buvo ilgą laiką visiškai mažai alternatyvios nuomonės. Tarsi atrodė, kad visos politinės jėgos, visos politinės partijos tiesiog pritarė ir sutinka su tuo, kad Lietuva turėtų siųsti savo karius į Ukrainą. Tai akivaizdu, kad pirmas dalykas, kad tai yra netiesa, dėl to, kad nuomonės yra skirtingos Seime ir aš bendrauju su kolegomis ir tikrai, iš įvairių frakcijų žmonės supranta, kad tai būtų labai pavojingas dalykas, kai Lietuva išsiunčia savo karius, nesvarbu, ar jie yra įvardinti instruktoriais, kad jie vyksta apmokyti Ukrainos kariuomenės jos teritorijoje, ar jie yra kariai instruktoriai, žodžiu, ar jie yra kariai, tarptautinės teisės požiūrių skirtumo jokio nėra. Ir mūsų žiūrovai turėtų tą žinoti, kad tokiu atveju pagal tarptautinę teisę yra tokia situacija, kad Lietuva kaip valstybė taptų karinio konflikto dalyvė. O jeigu jinai tampa savo iniciatyva karinio konflikto dalyvė, tai mums negalioja NATO gynybos skydas. Mums negalioja NATO 5 straipsnis, kur visos NATO šalys įsipareigoja ginti kitą NATO valstybę karinės agresijos atveju. Tai apie tai yra kalbama tiesiog labai tyliai, pusę lūpų, suveltai, neaiškiai. O mes privalome pasakyti žiūrovams tiesą, kad tai yra labai kertinis istoriškai klausimas. Ir Lenkijoje, Prancūzijoje toje pačioje, nes tai yra Makrono iniciatyva, siųsti karius atskirų NATO šalių į Ukrainą. Jisai yra labai griežtai ir aštriai kritikuojamas. Ir toj pačioj Lenkijoje, pavyzdžiui, irgi yra įvardėjama, kad tai būtų tiesiog istorinė klaida, jeigu Lenkija ryžtosi tokiems sprendimams. Ir NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas akivaizdžiai įvardino, kad sako, taip, tą patį ir pasakė amerikiečiai, Jungtinių Amerikos valstijų politikai, kad atskiros NATO šalis narės turi teisę priimti savo riziką sprendimą siųsti karius į Ukrainą. Kad jie tam neprieštaraus, jie leidžia. Bet tiek NATO kaip alijansas neketina siųsti savo šalių narių karių į Ukrainą, tiek Jungtinės Amerikos valstijos labai aiškiai, tiek dabartinis prezidentas Bidenas, tiek jo artimiausia politinė aplinka įvardino, kad JAV neketina siųsti savo karių į Ukrainą ir oficialiai tapti karinio konflikto dalyvę Ukrainoje, kur vyksta karas tarp Ukrainos ir Rusijos. Tai šioje vietoje, jeigu stebėtume dar platesnę geografiją, tai mes matom, kad analogiškai Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministras Davidas Cameronas taip pat įvardino, kad Didžioji Britanija neketina siųsti nei karių,
nei instruktorių karių į Ukrainą, nes jie sėkmingai parengė, apmokė apie 60 000 ukrainiečių kareivių savo teritorijoje ir kad jie nemato prasmės karių siuntimui ir didesniam konflikto eskalavimui Ukrainoje, dėl to, kad Ukraina ko labiausiai pati Ukraina prašo, tai jinai prašo ginkluotės, jinai prašo, kad turėtų, reiškiasi, oro gynybos, sakykime, kuo daugiau, reiškia, raketų ir galimybių, reiškiasi, to pačių kompleksus oro gynybos, kuo didesnį kiekį dislokuoti savo teritorijoje, jinai prašo artilerinių sviedinių ir kitų, vadinkim, jų valstybės gynybai reikalingų ginkluotės rūšių. Bet jie nekalba, kad jie reikalauja, reiškia, jiems duoti kareivių ar kažko panašaus. Tai tada kyla klausimas, o kam yra naudinga politiškai vat, tokia iniciatyva, kurią išsakė rinkimų įkarštyje Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Tai aš suprantu, kad Prancūzijai gal ten vyksta rinkiminė kova ir jiems to išdavoje naudinga pareikšti vieną ar kitą aštrų pasisakymą, kad Prancūzija atrodytų kaip vėl, reiškia, viena iš ES tokių aktyvių lyderių ir tokiu būdu nustumtų Vokietiją tiesiog į antrą planą, kuri šiai dienai yra pasirinkusi daug atsargesnę poziciją. Ir dabar jeigu paimtume atskirai Lietuvą, tai Lietuva dabar yra priėmusi sprendimą ir laukia vokiečių brigados atvykimo į mūsų valstybę. Ketina skirti tam 100 milijoninės investicijas. Tam, kad galėtų apgyvendinti vokiečių karininkus, jų žmonas, vaikus, kad sukurti, reiškia, infrastruktūrą, reiškia, jų mokymui. Tai aš matau akivaizdžią tokią dilemą ir problemą, kad Lietuva laukia ne Prancūzijos, o Vokietijos brigados ir tuo pačiu tais sprendimais, kuriuos įvardino mūsų aukščiausio rango politikai, tokie kaip prezidentas Gitanas Nausėda. Jisai po susitikimo su Emmanueliu Macronu taip pat įvardino, kad reikia nustoti jau, žodžiu, braižyti tas raudonas linijas ir reikia priimti tuos ryžtingus sprendimus. Analogiškai dar anksčiau prieš jį kalbėjo Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Ir į tokius pareiškimus iš tikro neužilgo atėjo atsakymas iš Rusijos, kur jų prezidentas Vladimiras Putinas labai aiškiai įvardino, kad jeigu Baltijos šalis nustoja braižyti raudonas linijas, tai ir Rusija nesilaikys raudonų linijų. Tai mano giliu įsitikinimu, kad toks mūsų šalies aukščiausių vadovų ir lyderių elgesys yra labai neatsakingas, nes Lietuva yra tiesiog stumiama į karą ir tokiu atveju, karinio susidūrimo atveju, būtent Baltijos šalis ir Lietuva tame tarpe kartu su Latvija ir Estija tampa labiausiai tokiu galimu ir pažeidžiamu taikiniu. Nes tikrai Rusija neatakuotų Prancūzijos, nes Prancūzija yra toli, jinai yra stipri ir daug sunkiau pažeidžiama valstybė. Bet mūsų atveju mes turim sieną su Baltarusija, mes turime sieną su Kaliningradu, mūsų yra galimybė atakuoti ir iš Baltijos jūros pusės, tai akivaizdu, kad mūsų mažos teritorijos valstybei organizuoti tinkamą atkirtį ir kokybišką gynybą yra labai sudėtinga. Ir kai mes tokiais sprendimais savo noru atsisakytume NATO gynybos skydo ir kolektyvinės gynybos, kuri yra mūsų kaip ir kertinė saugumo strategijos dalis, tai aš manyčiau, kad tai yra jau tiesiog visuomenės akise vyksta tam tikri galimai nusikalstami sprendimai, nes tai gresia mūsų valstybingumo praradimu ir pražūtimi visos valstybės, kurios nepriklausomybę mes taip sunkiai iškovojame. Ir aš tikrai noriu tikėti, kad tiek
žiūrovai mus išgirs ir pasidalins šio video, tiek ir politikai, kurie supranta, kas vyksta, kad dės visas pastangas, kad tai neįvyktų, dėl to, kad tai būtų tikrai. Aš pritariu Lenkų politologams ir kitų šalių politikos ekspertams, kad tai būtų klaidingi sprendimai, kurie niekaip negalėtų pakeisti iš esmės karo situacijos Ukrainoje, jie net neštų pergalės Ukrainai mūšio lauke, jeigu Lietuva, Latvija ir Estija įvestų savo karius į Ukrainą. Nesvarbu, ar jie būtų kariai, instruktoriai, ar jie būtų kariai, tai būtų ganėtinai nedidelis karių skaičius. Ir tokiu būdu būtų suteikta pagal tarptautinę teisę Rusijai galimybę laikyti Lietuvą kaip valstybę kartu su Latvija, Estija ir Prancūzija to karinio konflikto dalyvę. Ir tada kas būtų atsakingas, kas neštų atsakomybę, ar naujasis būsimas krašto apsaugos ministras Kasčiūnas, ar Šimonytė, ar Landsbergis, jeigu, pavyzdžiui, Rusija nutartų tolimojo nuotolio raketomis Iskander atakuoti krašto apsaugos ministerijos pastatą. Arba mūsų kurį nors poligoną, pavyzdžiui, Ruklos poligoną, ar nutartų atakuoti Zoknių oro uostą. Mes nežinome, koks taikinys būtų pasirinktas, bet akivaizdu, kad tokiu atveju po mūsų to klaidingo sprendimo įvesti karius į Ukrainą, NATO 5 straipsnis mums negaliotų. Tai vakarų šalis, aš nebejoju to, pasmerktų Rusijos tokius veiksmus. Bet apart pasmerkimo, o kas toliau? Koks atsakas iš Lietuvos pusės? Ką mes darytume, paskelbtume karą? Ar mes turim galimybių vesti karą su tokio pajėgumo priešininku? Tai aš tikrai nežinau, kaip mums vertinti visą tai, kas vyksta prieš mūsų akis, bet aš matau tą situaciją kaip iš tiesų nepaprastai pavojinga ir tikrai 2024 metai gali nulemti mūsų valstybės likimą ir mes jau neturime, Kęstuti, galimybės atsitraukti, mes neturime galimybės pasyviai stebėti, matydami tai, kas daroma su Lietuva. Ir žmonės privalo pabusti ir padaryti viską, kad 2024 metais per rinkimus į Europos parlamentą, per rinkimus į Seimą, taip pat rinkdami prezidentą, pasirinktų taiką, kad rinktųsi tuos kandidatus ir tas politinės jėgas, kurios pasisako už taikos siekiamybę bet kuriame kare. Nesvarbu, ar tai yra karas Ukrainoje, ar tai yra karas artimuosiuose rytuose tarp palestiniečių ir Izraelio. Mes turime matyti, kad visi karai, visi kariniai konfliktai anksčiau ar vėliau baigėsi prie derybų stalo. Ir aš nenoriu tikėti, aš tikrai nuoširdžiai to netikiu, kad popiežius Pranciškus linki blogo Ukrainai ir jos žmonėms. Ir jeigu jisai sako, kad derybos būtinos ir kad jų atidėliojimas gali lemti dar skaudesnės pasekmes, tai greičiausiai, kad turi tokių duomenų, kuriais remdamasis jis tokius dalykus sako. Ir matant tai, kas kalbama netgi tam pačiam Seime Lietuvoje, tai daugybė politikų, tokių kaip tas pats Laurynas Kasčiūnas ir Gabrielius Landsbergis įvardina, kad 24 metai bus labai sunkus, kad gali būti labai daug praradimų, pralaimėjimų, o praradimų tai visų pirma teritorijos prasme iš Ukrainos pusės. Tai vadinasi, kuo ilgiau karas tęsis, tuo yra didesnė tikimybė, kad Ukraina gali prarasti dar daugiau teritorijos, o pralaimėjimo atveju gali prarasti savo valstybingumą. Tai aš manau, kad derybos yra tas ir taikos siekis, tas yra teisingiausias sprendimas dabartinėje situacijoje, nes akivaizdu, kad jeigu neprasideda trečias pasaulinis karas, jeigu NATO karinės pajėgos kaip viso alijanso nėra įvedamos į Ukrainą,
Tai pati Ukraina turi daug mažiau karių, daug mažiau ginkluotės, daug mažiau gamybinių pajėgumų, net prie visos vakarų šalių pagalbos. Dėl to, kad Rusija gauna pagalbą iš Šiaurės Korėjos, kur keliauja tiek laivais, konteineriai, tiek geležinkeliais. Ir Šiaurės Korėja jau tais neoficialiais duomenimis, kurios publikavo ir Politico, ir Foreign Affairs, ir kitos vakarietiškos žiniasklaidos priemonės, yra įvardinama, kad jau patekė virš 1 milijono artilerinių sviedinių, o visa Europos Sąjunga buvo pasižadėjusi patiekti Ukrainai 1 milijoną artilerinių sviedinių ir iki dabar yra labai toli nuo to tikslo įgyvendinimo. Tai mes matome, kad šitose varžybose, kas daugiau pagamins konvencinės ginkluotės, Europos Sąjunga ir kolektyviniai vakarai neranda tų sprendimų, greitų sprendimų, kurie leistų turėti sėkmę mūšio lauke. Tai vadinasi, situacija klimpsta, jinai sudėtingėja. Ir jeigu mes pažvelgtume dar ir tą pačią Kinijos situaciją ir veiksnį, tai Kinija taip pat važiavo per visas šalis su savo taikos planu ir jie netiekia ES šalims svarbių parako gamybai komponentų. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl ES šalis taip pat negali taip greitai padidinti savo gamybinių pajėgumų. Tai visam šitam kontekste ir nematyti to, kas vyksta pasaulyje, nematyti to, apie ką kalba galiausiai Jungtinių Amerikos valstijų greičiausiai būsimas prezidentas Donaldas Trumpas, kuris kalba apie taikų sprendimą Ukrainoje, apie tai, kad jeigu jisai bus išrinktas prezidentu, jisai stengsis tą karą užbaigti per, kaip sakyt, patį, sakykime, artimiausią laikotarpį, per savaitę ar per kelias paras. Aš nežinau, kaip tas viskas vyks, dėl to, kad politikai daug žada rinkiminės kampanijos metu, aš negaliu įsivaizduoti, kaip tas procesas vyks, bet aš matau pačią tą situaciją, kad akivaizdu, kad yra kalbama apie tai, kad bus ieškoma skubaus sprendimo taikos sutarčiai sudaryti. Tai jeigu bus laukiama beveik metus laiko iki metų pabaigos, kol Jungtinės Amerikos valstijose vyks prezidento rinkimai ir toliau vyks intensyvūs karo veiksmai ir tų karo veiksmų išdavoje bus prarandamos dar didesnės Ukrainos teritorijos, nes dabar ekspertai tiek Lietuvoje, tiek vakaruose pripažįsta, kad praktiškai visoje fronto linijoje iniciatyvą turi Rusijos karinės pajėgos ir kad jos ruošiasi rimtam puolimui pavasarį arba vasarą. Na tai visa tai mažų mažiausiai nieko gero nežada. Na iš tiesų ir įdomus dalykas dar pastebėjimas tai, kad konservatoriai vis sako, ar ne, kad tie, kas kritikuoja dabar vos ne valdančiuosius, tai yra rusų agentai ir padeda. O dabar patys tokioje situacijoje atleidžia savo krašto apsaugos ministrą, pakeičia ir čia nieko nėra, ar ne? Pakeitė ir pakeitė, nieko čia. Jie gali patys pakeisti, o mes kritikuoti negalim. Tai bet kokiu atveju tikiuosi, kad žiūrovai išgirs tai, ką mes bandėme pasakyti, ką mes norėjome ištransliuoti, nes tikrai tai yra labai svarbu, kaip situacija buvo labai svarbi ir lietė kiekvieną iš mūsų vadinamosios pandemijos metu. Taip dabar liečia karo metu. Tai Mindaugai, dar kartą ačiū, kad sutikai dalyvauti laidoje ir iki kitų kartų. Iki. Tai dėkui Jums už tai, kad mūsų klausote, kad išgirstate ir tikrai noriu ne tik paraginti dalintis dar sykį šiomis laidomis ir pasakoti apie jas savo artimiesiems ir pažįstamiems, nes mes tikrai patiriame labai stiprią informacinę blokadą iš didžiųjų televizijų, tokių kaip LRT. Jūs juose kitokios nuomonės ir kitokio požiūrio neišvysite. Ir antrindamas Kęstučiui pasakysiu, kad tą, ką daro konservatoriai, tai yra nepaprastai naudinga Rusijai ir Kremliui. Dėl to, kad kai maža valstybė suteikia pagrindą tapti taikiniu, tai dideliai valstybei ženkliai naudingiau naudoti tai propagandos tikslais ir taip gaunasi, kad tie dabartiniai jų sprendimai
yra tikrai labai naudingi tiems, su kuriais patys konservatoriai nuolat garsiai rėkdami skelbia, kad jie kovoja. Tai yra didžiulis paradoksas. Tai ačiū mūsų žiūrovams ir iki kitų susitikimų.